Sveikučiai, šiandien darysime netikrą zuikį. Šiam patiekalui reikia maltos mėsos, aš naudoju kiaulieną ir jautieną ir aišku daržovių, dar džiūvėsėlių, kiaušinio ir prieskonių pagal jūsų skonį. Taip pat dar naudosiu šoninę ir kepsiu ant porų lapų. Kepsime netiesioginiu būdu, naudojant deflektorių, nulašėjimo indą ir groteles. Taip pat, jeigu patinka dūmo skonis, tai galima naudoti pagaliuką rūkymui. Na ką, kūrėm kepsninę ir kaitinam ją iki 175 laipsnių. Kol šyla kepsninė, pasidarom daržoves. Geriausia jas, aišku, būtų, jeigu turit laiko, tai supjaustyti labai smulkiai. Šiuo atveju aš tiesiog sutarkavau burokinę tarką ir tikslas yra jas pakepti tam, kad jos suminkštėtų ir po to leisti joms dar prieš dedant į mėsą truputį pravėsti. Aš dedu prieskonius tiesiai į daržoves, man toks variantas atrodo geresnis, nes tolygiau pasiskirsto, bet galite dėti ir atvirkščiai prieskonius dėti į mėsą, bet rekomenduoju pabandyti ir šitą būdą. Kai daržovės suminkštėja, jas nuimam nuo ugnies ir leidžiam pravėsti. Idealus variantas, jeigu turit šviežiai maltos mėsos arba patys susimalat savo, bet šiuo atveju naudoju tiesiog faršo mišinį, dedu daržoves, džiūvėsėlius, kiaušinį ir kadangi jau prieskoniai yra daržovėse, tai tiesiog viską reikia labai gerai išmaišyti iki vientisos masės, kad pasiskirstytų prieskoniai ir daržovės mėsoje. Norint išgauti gražesnę taisyklingą formą, gerai būtų naudoti kažkokią formą. Šiuo atveju naudoju metalinį indelį ir į vidų dedu polietileno plėvelę tam, kad galima būtų lengviau išimti. Papildomai dar dedu plonai pjaustytą šoninę, kuri leis išlaikyti drėgmę viduje ir dar suteiks papildomai skonio, bet galite jos ir nedėti. Kaip matote, pats kepsnys yra padėtas ant porų lapų, taip ir kepsime. Kai kepsninė įšyla iki kokio 150-170 laipsnių, galima dėti sistemą, groteles ir pradėti kepti, kai tik tai rūkymo pagaliukas pradės smilkti. Aišku, įdėjus temperatūrą iš karto šiek tiek pakrenta, bet reikia daugiau atidaryti angas ir stebėti, kad ta temperatūra neužkiltų per aukštai. Man geriausias rezultatas, kai kamadas yra įšilęs iki 160-175 laipsnių. Na, kol kepsnys pamažu kepa, pasidarom padažą aptepimui, tai standartiškai naudoju kečupą, truputį sračios, worčesterio padažo, truputį ryžių acto ir dar garstyčių. Taip pat galima aptepti ir barbekiu padažu, kurį mėgstate. Kepimo metu būtų gerai apsukti groteles kelis kartus, tam, kad kepimas būtų tolygesnis ir vienodžiau iškeptų. Galutinė temperatūra, kurios siekiame kepsnio viduje, turėtų pasiekti apie 70 laipsnių Celsijaus. Galima pakepti ir daugiau, jeigu norite, bet tokiu atveju bus sausesnės kepsnys. Tai aptepam tiesiog tuo pasidarytų padažu arba barbekiu padažu, kokį mėgstat. Ir kepam toliau, kad padažas prikeptų, tai aptepimą geriau daryti maždaug vidury kepimo.
Viso kepimo metu temperatūra neturėtų pakilti aukščiau negu 175 laipsniai, nes kepant greičiau, tiesiog išorė greičiau išsausėja negu iškepa vidus ir tokiu atveju bus netolygiai iškeptas kepsnys. Baigus kepti reikėtų, kaip ir kiekvienam didesniam kepsniui, leisti pailsėti, kokio 10 minučių, 15 ir tada galima bus valgyti. O porų lapų, ant kurių kepėme, tai valgyti nerekomenduoju. Vietoj jų galima naudoti kepimo popierių arba tiesiog indą kažkokį atsparų karščiui, kad tiesiog nepriliptų prie grotelių. Na ką, gavosi ne tik tai sultingas ir skanus kepsnys, bet dar ir visai simpatiškas. Skanaus ir iki kito karto.